Sveiki gerbiami televizijos žiūrovai, mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir šią laidą, kaip ir anksčiau žadėjome, vėl skirsime gerbiamo Rimanto Stankevičiaus knygai Pirmoji diplomatinė pergalė. Šiandieną mūsų studijoje gerbiami svečiai. Diplomatas Ričardas Bačkis. Sveiki gerbiamas diplomatė. Labadiena. Ir knygos Pirmoji diplomatinė pergalė autoris Rimantas Stankevičius. Sveiki Rimantai. Sveiki. Prieš užduodant klausimą gerbiamam ambasadoriui Ričardui Bačkiui trumpai noriu jį pristatyti. Ponas Ričardas baigė Paryžiaus politinių ir ekonominių mokslų institutą, verslo administravimo mokyklą Sorbonoje bei Paryžiaus valdybos institutą. Iki 1988 metų dirbo Unilever koncerne, dėstė Paryžiaus vadybos institute, vadovavo Prancūzijos lietuvių bendruomeniai. 1994-1998 metais buvo Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje. Jums 1990 metais balandžio mėnesį buvo pavestos Lietuvos Respublikos delegato funkcijos Prancūzijoje. Toks statusas buvo neįprastas, tuomet buvo pasinaudota palestiniečių patirtimi. Jie turėjo savo delegatą Paryžiuje. Šis modelis buvo pritaikytas ir Lietuvos atveju. Ar tokio statuso pakako bendraujant su Prancūzijos valdžios atstovais siekiant pripažinti Lietuvą? Galiu pasakyti, kad vis tiek Prancūzijoje visas tas judėjimas prasidėjo su sąjūdžiu. Ir prancūzai jau žinojo. Aš buvau nustebęs, man teko dažnai ir pasirodyti televizijoje ir visur. Ir tada pamačiau, kad Lietuva yra mylima ir ta prasme, net kada reikėjo susitikti aukščiausius pareigūnus ir prezidentą, nebuvo problemos. Gvardija visą laiką kėlė rankas, sveikino, nors mano mašina nebuvo diplomatinė, bet tokia mažutė rodo. Ir sakysiu, kad priėmimas buvo visą laiką puikus. Prieš atvykstant Kazimierai Prunskienei į Paryžių jau buvo žinomas prezidento Mitterano ir kanclerio Korio laiškas, kuriame jie ragino Lietuvos vyriausybę siekti derybų su Gorbačiovu. Prezidentui jau perduotas Vytauto Landsbergio laiškas su jo kiek keistoka pozicija dėl derybų su Michailo Gorbačiovu, nurodant, kad jos turi vykti trečiojoje šalyje ir kad tokia žinia laiško Lietuvai autoriai neva turėtų perduoti TSRS lyderiui. Atrodo, kad gerbiamas Mitteranas tokią Landsbergio reakciją nelabai patiko. Nežinoma tada buvo ir François Mitterano mintis, pasakyta išgirdus, kad Lietuva paskelbė atkuriant nepriklausomybę. Lietuviai viską sužlugdys, jie beveik niekada nebuvo laisvi. Kai buvo tai tuomet turėjo diktatūros režimą. Pasigailėjimo verti žmonės. Suprasčiau, jei Gorbačiovas turėtų griebtis jėgos. Pabandykite prisiminti tą situaciją, gerbiamas Ričardai. Turėčiau pasakyti, kad biškutį griežtai šitą parodyt, bet faktas yra, kad Prancūzijos, kitaip sakant, ir Mitterano pozicija aiškiai pasakyta, mes pripažįstam valstybės. Lietuva nėra valstybė. Čia, kad tik pasakėt kokios priežastys, bet vis tiek Mitteranas sutiko derėtis ir paveikti Gorbačiovą, kad gražiau elgtųsi su Lietuva ir naudotų jėgos, ir mus ragino derėtis irgi su Gorbačiovu. Sako, Gorbačiovas vis tiek keičia tą Sovietų sąjungą ir į gerą pusę. Tai jiems padėkit irgi. Kitaip sakant, jis ragino ir vienus ir kitus prie derybos stalos. Ir pridurčiau, dėl to, kad čia pažymėta, kad tarp tų vetų Paryžius irgi buvo iškeltas kaip veto deryboms ir šitą prancūzai patys pasiūlė. Tai tuomet klausimas abiem pašnekovam. Kuo skiriasi Prancūzijos prezidento laikysena nuo kitų šalių lyderių, ar netgi nuo tuometinio Paryžiaus mero, vėliau prezidento Žirako, kuris taip pat priėmė premjerę ir nuo jos pasakojimų buvo ypatingai palankiai nusiteikęs? Reikia žiūrėti pirmą, kada Bušas, tėvas, pasakė Koliui ir Mitteranui, aš nesirūpinsiu Baltijos kraštų, čia bus jūsų pareiga.
reikėjo kalbėtis, reikėjo vis tiek ką nors daryti. Ir ta prasme, aš sakysiu, laikysena Kolio buvo griežtesnė negu Mitterrando, tai galima tai pasakyti. Prancūzai visi yra lankstesni, tokie kaip biškutį, nesakau gyvatės, bet beveik jie prie visko derinasi, nori su visais turėti gerus santykius, bet vis tiek spaudimas buvo, kad mes darėtume su Gorbačiovu ir vis tiek iškovojo Mitterrandas iš Gorbačiovo, kad ir sušvelnintų politinių mūsų vis tiek kalinių ir visą tą jų gyvenimo sąlygas, viską, jis vis tiek stengiasi. Jis turėjo šiek tiek širdis vis tiek. Nors, kaip sako, prancūzijos politika buvo reali politika, real politika. Na, o Rimantai, jūs ką pasakytumėt? Aš norėčiau prisiminti gerbiamo ambasadoriaus žodžius pasakytus man, kada ruošiant knygą. Jūs tada labai gerai pastebėjote, kad politiko pozicija priklauso būtent, ar jisai yra valdžioje, ar jisai yra opozicijoje. Tai jeigu mes lyginsime apie galimybės, kurias tuomet turėjo būsimasis prezidentas Širakas, tai jo rankos buvo laisvesnės. Ir kitas aspektas, ką aš prisiminiau klausydamas jūs, tai būtent jūs labai tada taikliai akcentavo tai, kad prancūzų politika dažnai būdavo būtent daugiau prorusiška. Tai va šitos nuo senų laikų. Ir dabar mes Mistralio istorijai galim vėlgi surast paaiškinimą, kad būtent tame prorusiškoje politikoje. Rimantai, jūs jau dabar tarytum metraštininkas, aprašęs to meto įvykius savo knygoje Pirmoji diplomatinė pergalė. Aš tai visiems dar kartą rodau tą nuostabėją knygą. Ir ar būnant pačiame tų įvykių centre ir dabar galite pasakyti, kad tai, kas buvo, geriau būti ir negalėjo? Žinot, nesi absoliutas ir negali vertinti, kad geriau būti negalėjo, bet iš tikrųjų iš 20 metų distancijos, vertinant tų laikų situaciją, tai tikrai yra daugelis dalykų atrodo neįtikėtina, kad tai galėjo įvykti. Aš pabrėžčiau vieną dalyką, buvo labai svarbu. Pats faktas, kad Bušas, Thatcheris, Mitterrandas, Kolis sutiko Prunskienę, reiškia jau pripažinimas tos Lietuvos de facto. Aš šitą noriu pabrėžti, dėl to, kad tai buvo labai svarbus įvykis. Tai bet tada vėlgi klausimas toks paradoksalus. Kai kiti leidiniai apie diplomatiją pažymi, kad diplomatija buvo nuo 91 metų jau ten vėlesnio, o ne ankstesnio, ir tas Prunskienės va šitie vizitai lyg ir nutylimi, lyg jie iškeliant iš konteksto, tai jūs sakot, buvo diplomatija, o kai kas sako, nebuvo diplomatijos, tai kaip buvo ar nebuvo ta diplomatija? Palaukit, labai paprasta. Aš buvau praktiškai vienintelis paskirtas Seimo po atkūrimo. Kiti diplomatai, kurie išlaikė ir kovojo, kad čia būtų Amerikoje, kad čia būtų Pietų Amerikoje. Jie kovojo, bet nuo 90 metų diplomatija sena, sakyti, kur pasitraukė. Viskas buvo perleista Saudargui, kuris buvo tuo momentu pirmutinis užsienio reikalų ministras Lietuvos. Ir čia dėl to nebeina į diplomatiją. Saudargas vėl paskyrė naujus diplomatus. Ne pasitraukė. Tai taip ir nuo to momentu, kai pasitraukė ir apie jų rašą istoriją, bet nebeveikė. Rimantai, jūsų knyga Pirmoji diplomatinė pergalė labai įdomi ir informatyvi. Čia galime daug rasti, kas buvo anksčiau nutylėta. Ar taip jau viskas sudėjote į šią knygą, ar dar kas liko nutylėta? Kalbant apie tai, kas yra patalpinta šitoje knygoje, tai aš manyčiau, kad tą apimtį sąlygoja keli momentai. Vienas jų būtų korektiškumas
reikia prisiminti, kad šitie susitikimai, kurie vyko, reiškia, jie nebuvo viešo pobūdžio ir daugelis dalykų, kas vyko susitikimų metu, nebuvo taip viešai skelbiama. Ir todėl, kol anosios pusės nemačiau paskelbimo apie tuos susitikimus ir jų turinį, tai laikiau, kad ne visiškai būtų korektiška skelbti tas detalės, kurios vyko tuose susitikimuose. Dėl apimties vėlgi, bėgant metams, pasirodo įvairių, reiškia, prisiminimų tų įvykių dalyvių ir ta apimtis, žinoma, didėja. Ir aš dabar prisiminiau įdomų Juozo Kozicko pastebėjimą jo knygoje, kad jisai tų susitikimų metu irgi, po susitikimų tiksliau, per visą kelionę vedė labai kruopštų savo dienoraštį ir visą promemoriją buvo paštu perdavęs ambasadoriui Lozoraičiui ir ta visa promemorija labai vertinga, manyčiau, jeigu jinai atsirastų, dingo. Galbūt jinai atsiras kada archyvuose ir bus dar priedas, lygiai taip pat kaip ir kita medžiaga. Taip kad šią prasme tai, ko nedisponavau, negalėjo būti ir patalpinta. Na, visur, kur lankėsi premjerė, ponia Kazimiera Prunskienė, daug teko bendrauti jums ir su spauda. Kokios reikšmingiausios spaudos konferencijos buvo toje kelionėje, ano meto tarptautinėme kontekste? Galbūt apie Paryžiaus būtent susitikimus su spauda galėtų ambasadorius Ričardas Bačkis pasakyti, o vėliau aš... Tai Ričardai... Kas liečia Prancūziją, čia negalim sakyti, kad čia prezidentūra, Mitterrand darė spaudos konferencijos. Kaip sako, jį mėgino užtušuoti, priėmė gražiai, pats faktas, kad prezidentas priėmė, buvo didelis įvykis, bet vis tiek buvo viskas, šiek tiek nutylėta. Kiek į spaudą pakliuvo, čia kaip mes lietuviai šitą padarėm, skelbėm apie šitą. Ne per daug patiko Mitterrand, bet nesvarbu. Kitaip sakant, nebuvo tokio oficialaus spaudos konferencijos, bet šitas vyko aplinkiniais keliais. Ir tada aš įsiterpsiu, prisimenu po visų oficialių susitikimų, gerbiamas ambasadoriau, kaip tik tai jums dalyvaujant, buvo Prancūzijos televizijoje laida ir aš prisimenu, man įsiminė tai, kad buvo Kanų kino festivalis. Ir tada sujungė tiesiogiai su Kanų festivaliu vienu iš prancūzų aktorių, Delon, ir jisai ėmė interviu apie nepriklausomybę iš mūsų premjerės. Įdomu. Gerbiamas Ričardai, jums teko sekti įvykius Lietuvoje gyvenant Prancūzijoje. Kaip žinia, apie Lietuvos paskelbtą nepriklausomybę sutiko paprasti prancūzai, nekalbant apie lietuvių išeivius. Jų prancūzai garsėja kaip karšto būdo žmonės. Taip, sukelia labai daug emocijų. Per metus, kai šitas jau prasidėjo 89 metais, susikūrė apie 50 asociacijų, prancūzų, nelietuvių, ginti mūsų kraštą. Ir čia buvo labai svarbu. Ir dėka šito pakliuvau į visas provincijos, galiu sakyti, po visą Prancūzijos televizijos, kad būtų vietinės ar nacionalinės. Kokios dar susitikimus premjerės vizito metu verta prisiminti? Aš sakyčiau, verta prisiminti taip, knygoje minima Širakas, dėl to, kas svarbu, dėl to, jis tapo po to, vis tik Prancūzijos prezidentu. Ir čia jis, kuris sutvarkė mūsų pasiuntinybės grąžinimą, va, jei taip galima kalbėti. Šitas buvo tikriausias svarbiausias. Paskui buvo sutikta kitų eilių žmonių, kurie visi, ir šitas buvo stebėtina, vis tiek mums pritarė. Ir jie turėjo, ar vienaip ar kitaip, tam tikros įtakos Mitterrandui, dėl to, kad jie mato, kad jų aplinkoj žmonės mus gina, mato šitą irgi per Prancūzijos televizijos ir spaudą, vis tiek buvo tam tikras, ne tik laimėjimas, bet ir sukūrė tam tikrą nuotaiką, padėjo mums ir Mitterrandui irgi jį pastumė
kad geriau su Gorbačiovu kalbėtųsi kitų būdų negu iki to momento. Kaip vertinate tos grupės diplomatų pastangas diplomatijos kontekste? Diplomatijos kontekste diplomatai veikia ir yra labai gerai, kada yra užnugaris. Ir buvo tas užnugaris. Sakyčiau, net ir šiandien, jei galvojate apie Austrijos ir Lietuvos tos, sakykime, susipešimą, jei taip galiu pasakyti, pasisakymas Indijoje, kad reikia nutraukti ryšius, padeda diplomatijai, daug kad jis šito nedarys, bet turi argumentų. Ir šitas yra svarbu diplomatams, kad jie jaustų užnugarį, kad jie turėtų kortas, kada lošia ir dėrėtis. Tad ta prasme buvo labai svarbu. Dėkuoju visiems pokalbio dalyviams. Po šio pokalbio pašnekinsime ir pagrindinę Rimanto Stankevičiaus knygos Pirmoji diplomatinė pergalė herojė, nepriklausomos Lietuvos pirmąją premjerę, signatarę, dabartinė Lietuvos liaudies partijos pirmininkė, profesorė, žinoma ekonomistė Kazimiera Prunskienė. Ji ir buvo ta atgimstančios Lietuvos lyderė, kuri pirmaisiais valstybės atkūrimo mėnesiais ryžosi dideliam diplomatiniam žygiui į vakarų šalis, kad atversti Lietuvai iki tol užverstas duris, išvesti ją į plačius tarptautinius ryšius. Sveiki, gerbiama premjerė. Štai jūs girdėjote mūsų pokalbį su Rimantu Stankevičiumi, knygos Pirmoji diplomatinė pergalė autoriumi bei ambasadoriumi Ričardu Bačkiu. Kaip vertinate jų pasisakymus, kiek jie atitinka jūsų kaip tų diplomatinių žygių iniciatorius autentišką požiūrį? Na, jie pasakoja apie realius dalykus, kadangi pirmiausia Rimantas Stankevičius mane lydėjo per visą kelionę nuo Lietuvos, nuo išvykimo į Kanadą, po to Jungtinės valstijas, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją iki sugrįžimo, o Ričardas Bačkis tuomet buvo atstovavo Lietuvą Prancūzijoje, ten gyveno, buvo gerai integruotas į tą aplinką ir jis organizavo iš jau vietininkų mūsų lietuvių bendruomenės narių tą bendrą priėmimo kontekstą ir mane lydėjo svarbiausiuose susitikimuose, tame tarpe ir pas prezidentą Mitteraną. Todėl jų pasakojimai yra autentiški, tik žinoma galima sakyti, kad galbūt vieną kitą dalyką vertina šiek tiek kitaip. Vėlgi iš savo pozicijų, nors visą, ką kalbėjau, jie yra tiesa, o tie vertinimai, sakysim, kaip vienam ar kitam atrodo, tarkim, prezidentų ar premjerės Thatcher elgsena, laikysena Lietuvos atžvilgių arba mūsų pokalbio metu, tai jau yra, žinoma, šiek tiek ir interpretacijos nuomonės dalykas. Taigi, iš tikrųjų, smagu, kad yra žmonių, kurie ne tik nepamiršo, bet ir pristato to laikotarpio reikšmingus faktus Lietuvai, nes jaunoji karta, kuri be abejo galbūt atsimena patį nepriklausomybės paskelbimo faktą, o jau konkrečių tų dalykų, tų pastangų, kurias reikėjo labai konsoliduoti, kad pristatyti Lietuvą tarptautiniu mastu, kad mus pažintų, suprastų ir pagaliau pamėgtų. Tai aišku, be autentiškų pasakojimų, be knygų, be pokalbių turbūt būtų sunku įsivaizduoti, netgi ir vyresnio amžiaus žmonėm. Taigi, manau, ir pati knyga, ir patys pokalbiai, kurie vyko jūsų dėka šioj laidoj, aišku, kad padės, užpildys tą istorijos puslapį ir, žinoma, pasiliks kaip autentiška istorinė medžiaga ateičiai. Štai dabar, jeigu kalbėti konkrečiai apie paskutinį pokalbį, kuriame dalyvavo ir Ričardas Bačkis, tai, žinoma, man truputį kitaip atrodė Prancūzijos pozicija ir taip pat kai kurie komentarai apie prezidento Bušo vaidmenį ir poveikį visam tam, kas vyko. Pavyzdžiui, kada aš lankiausi pas Džordžą Bušą vyresnį, jisai man rodė į telefoną ir sako, štai šitas telefonas padiktavo, ne telefonas, o ne jis, Mitteranui ir Koliui, tą laišką
kuris pasiekė Lietuvą, kuriame mes buvom raginami pradėti dėrėtis ir dėrybų laikotarpį apskaitai, reiškia, kad suspenduoti, pristabdyti paskelbtą aktą, žinoma, nejau kalba apie nepriklausomybės sustabdymą, čia kartais tik tai oponentai interpretacijas tokias pateikia. Tai tada Ričardo Bačkio komentaras, kad Bušas nenorėjo kištis į šį reikalą ir sakė, aš nesikišiu į tą reikalą, tai yra jūsų, kitaip tariant, Europos valstybių rūpestis. Buvo ne visiškai taip, vadinasi, jis kišosi, jisai, na, kaip čia pasakius, palankia prasme rūpinosi, kad prasidėtų dėrybos, nes buvo aišku, kad dėrybos yra nekonfliktingas, į atomazgą, į rezultatą vedantis būdas, nes tada visam pasauliu rūpėjo, ar Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas nesutrikdys, na, reformatoriškam Gorbačiovo perestroikos tikslui, procesui ir nedestabilizuos būtent didelio Eurazijos ir netgi galbūt pasaulinio konteksto. Taip pat, žinoma, man buvo svarbu išgirsti vertinimus ir jie taip pat visiškai atitinka mano požiūrį į Prancūzijos laikyseną tuometinės Tarybų Sąjungos, na, kartu ir Rusijos atžvilgių ir taip pat atitinkamai ir mūsų atžvilgių. Buvo visiškai akivaizdu ir ypatingai man buvo net savotiškai apmaudu, kad François Mitterrandas, Prancūzijos prezidentas, buvo gerokai šaltesnis, sausesnis mūsų pokalbėje ir netgi mūsų pokalbį pradėjo, na, beveik nuo priekaištų, sakydamas, aš neturiu Lietuvos mandato, todėl nesiimsiu, reiškia, advokatauti, atstovauti jūs dialogę su Maskva. Aš iš pradžių nesuvokiau, kodėl jisai dabar staiga kalba apie tą mandato neturėjimą ir reiškia, šitaip tą reikalą komentuoja, bet paskui man paaiškėjo, kad į jų su Koliu laišką raginantį Lietuvą pradėti dėrybas ir padaryti tam tikrą, sakysime, na, pauzę visam procese, ypač nedarant to, ko mes ir negalėjom padaryti, pavyzdžiui, išstumti armijos arba perimti sienų kontrolės, jeigu anoji pusė tą daro su jėgos pagalba. Paaiškėjo, kad per tą laiką, kol aš buvau ankstesnėse šalyse, Jungtinėse valstijose ar Didžiojo Britanijoje pas Margaret Thatcher, Vytautas Landsbergis, mūsų aukščiausios tarybos tuometinės atkūrimo Seimo pirmininkas, parašė abiems laiško autoriams Mitterrandui ir Koliui, kad jis mano, kad Lietuva sutiktų dėrėti su Maskva, bet tik tai nepriklausomoje teritorijoje, maždaug taip ten buvo rašoma ir dargi buvo sakoma, kad jūs pasakykit jiems Maskvoj, taip tariant Gorbačiovui, kad šitokią poziciją mes turim. Tai natūralu, kad Mitterrandas lyg ir įsižeidęs, kodėl dabar jis turi būti tarpininku pasakyti, pavyzdžiui, Lietuvos ar konkrečiai Vytauto Landsbergio nuomonė Gorbačiovui, nes jis mandato neturi, jis nėra joks mūsų advokatas. Tai yra galbūt jo čia tiesiog kaip prezidento ambicijos buvo pažeistos, kad jis tarytum daromas be jo paties noro ar sutikimo tarpininko. Aišku, kad buvo daug ir kitų susitikimų ir štai labai gražiai paaiškinta buvo, kodėl būtent tuometinis Paryžiaus meras Žirakas elgėsi šilčiau, draugiškiau, mes sėdėjom jo kabinete ir tikrai buvo labai malonus sušildantis susitikimas, kuris man gerokai kompensavo tą tokį šaltą dušą patirtą pas Mitterrandą, galbūt skirtingai negu pas kitų valstybių vadovus. Ir taip pat daugelis susitikimų. Žiniasklaida tikrai, aš vis dėlto turiu pripažinti, skiria, kaip ir kitose šalyse, labai daug dėmesio. Gal mažiau nei, sakysim, Jungtinėse valstijose ar Vokietijoje,
Vokietija, kaip man geriau žinoma, ir valstybė, o ten jungtinėse nacionalinis spaudos klubas, kuriame galbūt aš laikiau egzaminą prieš visą pasaulį Lietuvos vardu. Ir tai buvo didžiausia mano gyvenime spaudos konferencija, kurios niekada negaliu užmiršti. Na, o kad kancleris Kolis buvo mažiau palankus Lietuvai, aš šito niekaip negaliu sutikti, aš daug kartų susitikau, gal 3-4 kartus per tą laikotarpį. Ir taip pat ir Berlyne katalikų kongrese, ir su jo taip pat aplinkos žmonėms, su Genčeriu, užsienio reikalų ministru, ne vieną kartą. Beje, štai dabar minint 20-metį mūsų pripažinimo, priminsiu, kad ir tom dienom, kada tas pripažinimas vyko, aš sėdėjau pas jį kabinete ir reikalavau, kad kol Gorbačiovas silpnas, o Jelcinas dar ne per daug stiprus, ir tame tarpuvaldyje 91 metais reikia greitai pripažinti ir išlyginti istorinę skolą Lietuvai. Taigi, manau, kad, žinoma, galbūt dirbant Prancūzijoje labiau matosi jos situacija, bet aš galvoju, kad tada visi vyriausybių vadovai, vakarų vyriausybių vadovai ieškojo diplomatiškai priimtinų, tokių realistiškų ir kadų į rezultatą užtikrinančių būdų, kaip mums padėti, bet nepažeidžiant taikos pasaulyje, nesudirginant, neišardant, reiškia, to proceso, kuris jau vyko į gerąją pusę, kuris pasauliui patiko. Na, čia nekartą jau nuskambėjo ta frazė laidoje, kad jeigu jau prezidentas sutiko jūs, tai reiškia jisai jau ir pripažino. Bet aš noriu vis tik tai paklausti jūsų štaigi, ar pasiteisino jūsų lūkesčiai per tą kelionę į vakarus ir kaip jūs visą tai vertinate iš nūdienos pozicijos? Panašų klausimą, beje, man buvo pateikę pabaigoje mano buvimo Jungtinėse valstijose nacionaliniam spaudos klube. Aš pasakiau, nebereikalo, aš čia važiavau. Iš tikrųjų pasiteisino, nes Lietuvos temas skambėjo per visą pasaulį, ne tik tuose šalyse, kur buvau, bet visų šalių televizijos, iki pačių tolimiausių kampelių, Japonijos, Australijos, Afrikos, visur transliavo tos susitikimus. Ir iš tikrųjų visi girdėjo Lietuvos poziciją, kad jinai nėra nukreipta pusiausvyrai sugriauti, bet pasiekti rezultatą. Tai yra savo valstybingumo atkūrimo. Ir aš tada sakiau tom šalims, kad tos ypatingai kaip Prancūzija ar Jungtinės, kurios nepripažino Lietuvos inkorporacijos į Tarybų sąjungą, kad joms atėjo laikas dabar pripažinti pozityvia prasme mūsų apsisprendimo teisę. Kaip teisė, kaip tarptautinė teisė. Na ir tai įvyko. Ir aš manau, kad po to, kada Gorbačiovas už kelių savaičių turėjo nuvažiuoti į Jungtinės valstijas prašyti pagalbos Tarybų sąjungai, tai kongresmenų senatorių reakcija į jo paburnojimus mūsų atžvilgių buvo priimta labai griežtai, tiesiog buvo atmesta jo tokia pozicija ir jis turėjo įsiklausyti į tai ir, žinoma, prieš važiuojant paskubėjo susitikti taip pat su manim, kad paieškoti būdų, kaip pradėti dėrybas ir nutraukti ekonominę blokadą. Aš manau, kad ta kelionė, ekonominė blokada iš Tarybų sąjungos pusės vis dėlto esminiai padėjo nutraukti ekonominę blokadą ir mes to būdu ir ekonominė prasme nukentėjom kur kas mažiau, jau nekalbant apie tokį politinį bendrą ir psichologinį pilietinį pasirengimą mus pripažinti. Ačiū Jums, gerbiama profesorė. Dėkojame gerbiami žiūrovai ir Jums, žiūrėjusiems šią mūsų laidą. Mes atsisveikiname su Jumis neilgam, susitiksime vėl laidoje Turi būti kitaip ir vėlgi kalbėsimės, kas mums visiems aktualu, kas galbūt yra nutylėta ir ką mes visi turėtumėm žinoti.